This is a Noodles production. Sveiki, aš Remigijus Viršila ir šiandien jūs pamokysiu, kaip atlikti bobą. Kągi, voverė tai nėra jėgos pratimas. Voverė daugiausiai tai yra technikos pratimas. Kad voverė atlikt, vis tiek jums reikia turėti bent truputį stipresnės rankas, kad įsilaikytumėte ant turnių. Geriausia pradžiai daryti bent padaryti 10 dipų, štai tokių. Jeigu atliekate 10 dipų, tada mokinkitės ant žemesnio aukščio, kaip įsilaikyti kaip bobą. Nusileidžiat ir stengiatės įsilaikyti kelias sekundės. Tada vėl užkyla. Taip sustiprinsite savo rankas, kad galėtumėte ant turniko įsilaikyti ir neatsileistų jūsų rankos, kaip darysite apsisukimą. Kągi, dabar pats siūbavimas. Iš pradžių nusileidžiate iki nugaros apačios ir siūbavimas metat kelėmis į priekį, o kojas atgal spėlėt. Kelėmis į priekį, kojas atgal. Ir tada staigiai atgal kojas. Taip, kaip pasimetat, paprasčiausiai paskui iš inercijos susuks ir jums išeis voverė. Kągi, mano pamoka baigta, tikiuosi padėjau.